Po 25 metų į gimtuosius Šiaulius Kryžių kalno vienuolyną grįžo pranciškonų kunigas Paulius Vaineikis. Vienuolynas ir pats Kryžių kalnas neatsiejamas su Pauliaus gyvenimu. Pirmiausia todėl, kad tai buvo pirmoji jo darbo vieta. Mano močiutė po Antro pasaulinio karo, jinai nešė kryžių pati padariusi tam, kad mano tėtis, kuris buvo gulaguose, Sibire, buvo jisai sėdėjęs 15 metų kalėjimuose, kad jisai grįžtų. Tai močiutė, kai atnešė kryžių, pastatė, tėvas stebuklingų būdų po 15 metų katorgos grįžta gyvas sveikas ir štai aš galiu ateiti į šį pasaulį, manęs paprašo broliai šį vienuolyną užbaigti, jį pastatyti, priduoti, pašventinti prieš 25 metus. Tik tai neteko taip pilnai jame ir pagyventi, patarnauti žmonėms. Šiuo gavėnios laikotarpiu pranciškonų kunigas Paulius Vaineikis pasakoja apie kryžiaus kelio prasmę, apie mokymąsi nesigėdyti žmogiško trapumo. Kryžių kelias tai yra, mes sakom, draugystės toks žingsnis, kelionė kartu su mūsų pačiu brangiausiu asmeniu, tai yra mūsų viešpačiu Jėzumi Kristumi, kuris iš meilės tapo vienu iš mūsų, tai yra Dievas tapęs žmogumi, kuris pasiėmė mūsų kaltes ir nuodėmes, dėl jų labai skaudžiai kentėjo, eidami su juo, prisimindami jo kančią, mes kartu ir solidarizuojamės ir tokiu būdu išreiškim, kad Jėzau mes vertinam, mes priimam tavo sumokėtą didžiulę kančios kainą. Tuo pačiu mes, sakom, atgyjam, atnaujinam tą dieviškąją prigimtį, kuri gyvena mumise, eit kartu su Kristumi, kryžiaus kelią ir kartu su juo nešti ir savo kryžių. Visoje Europoje, kur tik yra pranciškonai, yra kryžiaus kelio liturgijos. Jų paprastai būna 14. Kadangi Kryžių kalno vienuolyne yra senyvo amžiaus brolių, ne visi kiekvieną penktadienį gali keliauti aplink Kryžių kalną, kur yra visos 14 stočių, todėl šiuo metu kryžiaus kelias einamas vienuolyno vidinėme kiemelyje. Tradicija katalikų bažnyčiai berods yra nuo kažkur tai galbūt 14 amžiaus pabaiga, 15 amžiaus, kada užsidarė galimybės krikščionims eiti kryžiaus kelią Jeruzalę, nes tuo metu buvo jau okupuota mūsų broliukų musulmonų. Ir tada broliai pranciškonai tą kryžiaus kelio idėją parveža į Europą. Ir visose vietose, kur tik tai yra brolių pranciškonų vienuolynai, jie kvietė žmonės pakartoti, taip kaip Šventas Pranciškus norėjo, jisai parodė pavyzdį pakartoti Jėzaus gimimo įvykį, kviečiame visus žmonės, kurie atvažiuoja pas mus prisijungti kiekvieną gavėnios penktadienį nuo 15:30, praeiti kartu su mumis broliais tą kelią. Popiežius Jonas Paulius II 1993 m. rudenį, te prabėgus kelioms savaitėms nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje Lavernos kalno pranciškonų vienuolyne, pasakė, jog Europoje yra du ypatingi kalnai – Lavernos ir Kryžių kalnas. Ir tarp šių kalnų turi būti nutiestas tiltas. Jis paragino brolius pranciškonus pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Pastatas stovinti 300 metrų nuo Kryžių kalno statyti pradėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 2000 metų Liepos 8 dieną. Kai popiežius buvo tame Vernos kalne, jisai pasidalino mintimis, sako, buvau Kryžių kalne, kur yra išaukštintas ypatingų būdų kryžius Europoje. Ir čia yra irgi kalnas, kuriame žmogus išaukštintas tuo kryžiaus ženklu. Sako, būtų gražu ten esantį mūsų broliam pranciškonam Lavernos kalne, kad būtų kažkoks ryšys tarp Lavernos kalno ir Kryžių kalno. Ir Toskanos broliai, italai, priėmė tokį kaip iššūkį kvietimą ir jie padovanojo mums lietuviams, tai yra grynai Italijos Toskanos provincijos brolių padovanota šitas vienuolynas.
Vienuolyno kiemelyje esančios bronzinės skulptūros Šventasis Pranciškus ekstazija autorius skulptorius Fabricijo Genini. Vienuolyno vidinėme kiemelyje vienuoliai meldžiasi. Taip pat kiemelis turi ir techninę funkciją – surenka lietaus vandenis. Kai šventinom šį vienuolyną, jie irgi tokį kaip ženklą irgi atsiuntė šią skulptūrą Šventas Pranciškaus su stigmomis. Tai tarp ko tai yra unikalus šedevras, ko gero vienintelė tokia skulptūra pasaulyje, kaip atrodo žmogus ir būtent toji skulptūra padaryta pagal brolių aprašymus, kurie jam perešinėdavo tas stigmas. Vienuolyno durys yra atviros visiems, tad atvykus aplankyti Kryžių kalną kviečiama užsukti ir į vienuolyną. Žmonės atvykę į Kryžių kalną, ypatingai kurie pirmą kartą, ar tai būtų iš užsienio, jie aplanko Kryžių kalną, o kadangi buvo toks mūsų sumanimas, kad Kryžių kalnas nebūtų dominuojantis, jį tiesiog paslėpėm po eglučių, po eglaitėmis, bet visada žmonės yra kviečiami, kurie aplanko Kryžių kalną, jie būtinai pamato ir tą vienuolyną. Mes visada vienuolyną laikom atidarytą nuo 7 valandos ryto iki pat vakaro, todėl kviečiam visus, kurie atvykstat į Kryžių kalną, užeiti ir į Kryžių kalno vienuolyną, pasimelsti, pabūti tyloj ir, kaip sakant, pašlovinti viešpatį. Kunigas Paulius Vainykis apdovanotas ne tik įtaigaus pamokslininko talentu, bet ir skambiu balsu. Yra vienas pagrindinių krikščioniškos muzikos grupių Gyvasis Vynmedis, įkūrėjų ir jos vokalistas.